Šiandien ir vėl noriu su jumis pasidalinti viena žiauriai svarbia tema apie verslo pradžią. Tema apie dalykus, apie iššūkius, kurių niekas dažniausiai nesako prieš pradedant kurti verslą. Ir šita tema man šovė į galvą neatsitiktinai. Prieš savaitę pas mane svečiuose buvo suvažiavę visi vaikai, suaugę vaikai. Ir nutiko tokia viena įdomi situacija. Kaip ir kiekvienas normalus arba nenormalus vyras, aš nusprendžiau pasiimti me time, laiko savo. Nuėjau į įstaigą, į patalpą, kurioje aš galiu pasėdėti ramiai užsidaręs duris. Tuo metu namuose už uždarytų durų, iš tos netoj patalpoj, kur aš esu, buvo dar 5 suaugę žmonės. Ir staiga subėgo prie durų 5 suaugę žmonės, pradėjo šaukt, išeik, padėk, išgelbėk, didžiulis voras. Ir aš sėdžiu savo vienutėj, tyliai. Ir mąstau, galvoju, vat tokia jau ta tėvo dalia. Visiškai kaip versle. Tu esi už viską atsakingas, viskas nuo tavęs priklauso ir atrodo, nors yra daug suaugusių žmonių aplinkui, bet be tavęs, vat voro niekas negali išmesti. Ir iš tikro skirtumas turbūt, tarp šeimos ir verslo yra labai didelis. Nes su šeimos modeliu, su tėvystės modeliu, su tėvų modeliu mes per savo gyvenimą susiduriam. Ne tik matome pavyzdžiui savo artimoje aplinkoje, bet aš galvoju ir daugybė žmonių apie tai kalba, dalinasi savo patirtimi, gera, bloga, tačiau tai yra pakankamai atviras klausimas. Visiškai kitaip yra su verslu. Daugybės dalykų mes nežinom. Į daugybę dalykų mes žiūrim iš šono, žiūrim iš viršaus arba iš apačios. Ir tai, kas vyksta giliai, ypač pradedant verslą, mes nesuprantam, nesuvokiam. Nežinot, dauguma informacijos išeinančios į viešumą, į aplinką, kažkokia hiper, super pozityvi, tu viską gali, tu padarysi. Jo, viskas įmanoma, viską gali padaryti. Tačiau informacija, tačiau žinojimas yra svarbiausi dalykai, padedantis tau pasiekti užsibrėžtų tikslų, nepalūžt, nepasiduot. Ir jeigu tu įsivaizduoji, ką tu eini, jeigu tu gauni tos informacijos, tu žymiai lengviau su tuo gali, su iššūkiais, su tuo, kas tavęs laukia, gali susitvarkyti. Ir kalbant apie verslą, noriu jums papasakoti vieną istoriją. Atsimenu, prieš kokius 6-7 metus 2 bičiukai Kaune sugalvojo įgyvendinti savo seną viso gyvenimo svajonę. Jie nusprendė atidaryti sporto klubą. Jie turėjo sukaupę nemažai lėšų, didelius pinigus, sunkiai dirbo, kad tos pinigus uždirbti. Ir nusprendė atidaryti savo svajonių sporto klubą. Kadangi lėšos buvo ribotos, pirmas dalykas, kas jiems buvo svarbu, išsirinkti tinkamą, ne per daug brangią patalpą. Susirado patalpą, dėja patalpa nebuvo pačioj geriausiai vietoj. Dėja patalpa, kurią jie išsirinko, buvo neypatingai gerai privažiuojama, tačiau kaina buvo pakankamai patraukli. Ir jie sukišo visus savo pinigus į sporto klubo įrengimą, visus savo pinigus į įrangos supirkimą, gražiai apdailinimą, logotipo sukūrimą, taip kaip jie atrodys ir visą įrengimą viduje. Lėšų daugiau kažkam kitam nebeliko. Jie buvo prisižiūrėję, kad tuo metu sporto klubai ėjo į viršų, pasižiūrėjo, kaip kitiems sekasi, susiskaičiavę, kiek kiti iš sporto klubų uždirba pinigų. Ir akivaizdu, normalu, jiems atrodė, kad neįmanoma iš šitos veiklos nieko neuždirbti. Visi dirba, visi uždirbo kaip jie. Jie taigi puikiai viską įrengė, puikiai viską padarė. Atsidarė sporto klubas, sėdi bičiukai, o klientai tik 3. Praeina savaitė, klientai 5 ir taip laukia. Gavo pasiūlymą, sako, klausykit, chebrytė, gal jums reiktų painvestuoti į reklamą, kažkaip susiras klientų, pritraukti. O jie sako, mes pinigų neturim, mes viską sugrūdom. Ir čia turbūt nutiko esminė ir pakankamai dažnai pasikartojanti eilinė situacija. Anksčiau ar vėliau šitas verslas susidūrė su neišvengiama pabaiga, ankstyva pabaiga, kuri buvo užprogramuota nuo pačios pradžios. Ir iš visos šitos istorijos, aš manau, galim padaryti keletą labai gerų išvadų. Pirmas dalykas, į kurį aš siūlyčiau visiems atkreipti dėmesį, prieš pradedant bet kokią veiklą, kad jeigu tu matai
žiūrėdamas į kitą verslą, kad jam sekasi puikiai, atsimink, tu matai tik paviršių, tu nematai, iš ko tas verslas gyvuoja, tu nematai, iš ko susideda klientų pritraukimas, tu nematai, kiek kainuoja produktas, tu nematai sąnaudų. Jeigu tu nieko apie verslą nesupranti, greičiausiai tu matai tik tai, ką tu nori matyti, ir tu greičiausiai nematai, o tiesiog įsivaizduoji. Kitas dalykas, kurį labai svarbu suvokti, jeigu tu atidarei duris, sukūrei verslą, ne, ir lauki, kad pas tave visi ateis, dėja, realybė yra visiškai kitokia. Iš niekur, nieko klientai, žmonės pas tave neteina. Kol tu neįdėsi darbą ir pinigų, į reklamas, į pardavimus, nieks pas tave neteis. Ir dar vienas labai svarbus dalykas, kurį reikėtų išmokti, kad bet kuris verslas, prasidėjęs nuo nulio, tau kainuoja labai brangiai. Ir pinigų turi skirti ne tik pačio verslo atidarimui, ne tik gamybai, ne tik įrangai, ne tik vidui, ne tik grožiui, bet ir klientų pritraukimui. Labai dažnai daugelis verslų, ypač pradedančiųjų, neinvestuoja jokių papildomų pinigų ir sugeba kaltinti tik tais kitus. Kaltina klientus, kaltina politiką. Ne vieną kartą esu apie tai kalbėjęs savo video, kad mes taip linkę kaltinti kitus, bet viskas yra absoliučiai lygiai taip pat ir kaip šeimoje. Ne? Šeimoje už viską atsakingas yra šeimos galva. Versle už viską yra atsakingas verslininkas, savininkas, vadovas. Nežinot, kaip sakydavo mano senelis. Jeigu esi šeimos galva, už savo šeimą atsakai savo subinę. Visiškai kaip versle. Jeigu tu turi verslą, tu esi atsakingas, kad tam verslui pasisektų. Tu esi atsakingas, jeigu tam verslui nepasiseka. Todėl iš to mes galim turbūt visi labai gerai pagalvoti ir nuspręsti, ką mes galim padaryti, kad tokie dalykai nenutiktų. Žinot, kalbėt, kodėl nutiko, kodėl jiems nesigavo arba kažkam kitam nesigauna, visada yra lengva. Bet kada reikia pasižiūrėti ir rasti sprendimus, reikia pagalvoti, kokie sprendimai padėtų išspręsti šitas rizikas. Ką galėtumėm padaryti, kad tokių nesėkmių nenutiktų, ką galėtumėm padaryti, kad jeigu pradedam kažkokį verslą, kad jisai gautųsi. Pirmas dalykas, kurį patarčiau absoliučiai visiems, tai yra prieš pradedant bet kokį verslą, investuokite daugybę laiko į tai, kad suvoktumėte. Jeigu jūs iki tol nedarėte jokio verslo, investuokite daugybę laiko tam, kad išmoktumėt kaip galima daugiau apie verslą, apie verslo pradžią, apie pardavimus. Mokinkitės. Mokinkitės. Daugybė mokymų yra YouTube'ai, nemokamų, ką tu gali pasižiūrėti, ką tu gali surasti, yra beprotiškai daug. Ir kai man žmonės sako, kad nežino, kur mokytis, ką daryti, come on, hebrytė, ne šiais laikais, ne dabar. Tai yra pats šudiniausias pasiteisinimas, ką galima pasakyti, kad nėra iš kur mokintis. Galų gale yra mokytojai. Matot, kaip gerai grūdau reklamą. Yra tokie mokytojai kaip aš, pas kuriuos galima kreiptis. Gaunu ir kritikos, bet tiems, kam neįdomu, kas kritikuojat, ačiū, viso gero. Nėra apie ką kalbėti, tačiau mokintis reikia ir nebūtinai pas mane arba pas kitus mokytojus, bet galima perskaityti daugybę knygų, galima pažiūrėti daugybę istorijų, galima pasimokinti iš kitų verslų, klausti patarimų. Mokintis, tai yra pirmas dalykas, kurį turėtų padaryti žmogus, nesusipažinęs su verslu, kad suvokt, iš ko verslas yra pagamintas ir iš ko susideda. Antras dalykas, kuris yra žiauriai svarbus. Jeigu tu nori pradėti verslą ir neturi jokios verslo patirties, nepamiršk, kad tai yra didžiulė rizika. Ir jeigu tu nusprendi eiti ir daryti verslą toj srity, toj industrijoje, kur tu asmeniškai neturi jokios patirties, niekada nedirbai, nesusidūrei, niekada neįsigilinai, tu susikuri savo antrą stiprų rizikos tašką. Todėl svarbiausia, kad tu galėtum šitų klausimų padaryti, pradėti nuo to verslo, kaip pavyzdys, esi paprastas žmogus, nežinau, dirbai visą gyvenimą statybose, nori pradėti biznį, tu supranti tik apie vieną sritį, tu supranti apie statybas, nėra nieko blogo
Pradėti nuo statybų, ne? Pradėti nuo to, ką tu supranti, pradėti nuo to, kur tu pažįsti klientų, nes vėlgi, kada pradėsi veiklą, klientai pas tave iš niekur nieko neteis. Reikia tuos klientus susirasti, reikia žinoti, kaip iki jų ateiti, reikia suvokti, kaip klientas galvoja, reikia galų gale suvokti, kas klientui yra svarbu. Todėl prieš pradėdamas bet kokį biznį pasigalvok, koks stiprus ir užtikrintas esi būtent toje srityje, į kurią tu žengi, neženk ten, kur tau yra tamsus miškas, nes tikrai paklysi. Žinot, didžioji dalis verslininkų, kurie yra sėkmingi, patyrė daugybę nesėkmių prieš tai. Ir tu, jeigu nepasiruošęs patirti nesėkmės iš karto, eik tik ten, kur pažįsti ir žinai, ką reikia daryti. Kitas labai svarbus dalykas. Investuodamas į bet kokį verslą, nepamiršk, kad pardavimai yra svarbiausia verslo dalis. Jeigu tu neturi potencialių klientų, jeigu neturi prieimo prie potencialių klientų, jeigu tu nežinai, kur ir kas ir kaip yra tie klientai ir kaip juos pasiekti, jeigu tu nesusiplanuoji biudžeto, jeigu tu nesusiplanuoji veiksmų, strategijos arba taktikos, kaip tu pardavinėsi savo produktą, didelė tikimybė, kad atidarysi duris ir pas tave pro duris įeis tik vėjas ir balandžiai. Nieko nebus savaime. Tu gali sukurti patį geriausią produktą, bet jeigu niekas apie tai nesužinos, tavo verslui sėkmė gali ateiti arba per atsitiktinumą, arba tiesiog niekada. Toliau, jeigu kuri produktą, jeigu tu supranti kažką apie produktą, vienas iš svarbiausių dalykų, ką tu gali pasidaryti dėl savo būsimo verslo, tai sukurti kaip galima didesnę vertę savo produktui. Įdėk daug darbo, kad suvokt, ko iš tikrųjų reikia potencialiam klientui. Suvok, kokią problemą papildomą gali išspręsti. Kaip ją išspręsti? Daugybę mokymų. Mokinkis ir rasi būdų, kaip tą padaryti. Ir galų gale, jeigu niekada gyvenime nedarei jokio verslo, jeigu nori gyventi savo galvą, jeigu nori būti atsakingas pats už save, jeigu nori pakeisti savo gyvenimą, pradėk nuo mažų dalykų. Nežinau, yra daugybė galimybių pradėti pasibandyti, kas yra verslas. Pradėk nuo treidinimo, yra įvairūs MLM-ai, yra įvairios galimybės. Tu paieškok tai, kas tau kainuoja mažiausiai rizikos. Neskubėk investuoti ir nueiti ten, kur iš tavęs išsiurbs visą energiją, kur iš tavęs išsiurbs visus tavo pinigus, nešės kryžių ant nugaros, prarasi sveikatą ir prarasi visas galimybės. Ir galų gale, žinot, ne vieną, jau esu minėjęs savo video, didelė dalis smulkių ir vidutinių verslininkų gyvena pajamomis per mėnesį, nedidesnėmis, kaip 5000 eurų. Ir tai dar duok Dieve, jeigu tiek uždirba. Tai klausimas, ar tai, kuom tu rizikuoji, yra verta viso to? Žinau, visą, ką sakau, skamba nežiauriai optimistiškai. Bet žinot, susikūręs klaidingas iliuzijas ir neįsivaizduodamas, kas tavęs laukia, tu turi tik didesnę galimybę, tikimybę nudegti. O kiekvienam iš jūsų aš noriu palinkėti žengti žingsnį į verslą blaivę galvą, išmokintą galvą, su žiniomis, su pasitikėjimu, su įsivaizdavimu ir sugebėjimu išmokti ir pasiklausti, kaip, ką ir kur daryti. Svarbiausia, mokinkitės, nepasiduokit ir pamatysit. Pamatysit, viskas duos savo rezultatus. Ačiū Jums už dėmesį šį kartą ir mes susitiksime greitai.